Svarbiausiais archeologinių tyrimų rezultatais šiųmetiniais laikome atrastą iki šiol mažai žinomą Vilniaus kvartalą, kuris sugriautas realiai yra vadinamojo Tvano laikotarpio, tai yra 17 amžiaus vidurys, su aiškiu mūriniu, mediniu užstatymu. Ypatingai gerai išlikusi medžiaga yra, ypatingai gerai išlikusi medienos, struktūros visos aiškiai matosi buvusios atskiros patalpos. Taipogi svarbiais savo tyrimų rezultatais laikome rastą Vilniaus gynybinę sieną bei vėlyvesnės sienos, kurie buvo vėlyvesnės, tai yra Bernardinų sodo sienos, kurios statytos virš gynybinės sienos. Ypatingai vertingais radiniais galime laikyti rastus įvairiausio amžiaus koklius, medieną. Ypatingai gausi šių tyrimų yra numizmatinė medžiaga, turime surinkę virš 500 įvairiausio amžiaus monetų, taip pat įvairiausios keramikos šukės, čerpės, kokliai ir visa kita miestui būdinga medžiaga. Matosi, kad teks jau tikslinti parko parengtą projektą ir galbūt netgi yra diskusija dalį gynybinės sienos, kur yra atrasta, galbūt netgi bus galima ją eksponuoti ir gal net dalį jos atstatyti. Tai reiškia, kad archeologai, taip pat architektai ir kultūros paveldo specialistai turės pasiūlyti sprendinius, kurie šiek tiek keis be abejo projektą. Projekto vertė yra 18 milijonų litų, iš jų 10 milijonų litų yra skirta iš ES lėšų per ūkio ministeriją, o 8 milijonai skirta Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Be abejo, matyt, buvo planai, kad objektą priduoti metų pabaigoje, tačiau tikslinga ir mes norėsim perkelti pridavimo darbus į pavasarį. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad nauji archeologiniai radiniai reikalaus projekto tikslinimo, o antra, vis dėlto priduoti parką yra geriau pavasarį, kada mes matome žolę, matome, kaip medžiai išsaugoti ir išlikę, ir tada bus geriau vertinti pačią darbų kokybę.